Užsimerkit, kas galit, nukreipkit mintis į vidų, sustok pasaulis, aš esu čia ir dabar. Aš esu čia ir dabar, man reikia kelių minučių grįžimui į save, kad surinkti mano mintis iš praeities, iš ateities, iš fantazijų, iš kitų pokalbių, iš visų sferų. Dabar aš grįžtu į savo vidų, į širdį. Padėkit ranką į saulės rezginį, jisai padeda labai dėmesį ten sukoncentruoti. Tai nueiti iš galvos, iš proto, nueiti į krūtinę, į savo jausmus, į savo gilų patyrimą, į tai, kas neapribuota niekuo. Širdis arba šaltinis tavo viduje, kuris sujungtas su bendru, su visais visatos kanalais. Čia nėra apribojimų. Prote yra apribojimas, protas operuoja tik savo patirtimi. Jis daro sprendimus iš to, ką žino. O širdis gali gauti visiškai neordinarius sprendimus, gali rasti vien dėl to, kad jungiasi su viskuo ir jungiasi su pasąmonė, ir jungiasi su pojūčiais, ir jungiasi su emocijom, ir jungiasi su visų energetiniu kūnu mūsų visatos. Todėl širdis naudojasi protu, bet vis tiek yra svarbesnė. Gerai, ir dabar prisiminkim du kanalus, kuris eina iš mūsų žemės centro. Žemė irgi yra gyva būtybė. Ir iš jos centro kyla, auga iš žemės šviečiantis kanalai, ant kurių mes kaip vaikučiai augam. Kaip žole, kaip medžiai mes augam. Priimam šį šviesą, praleidžiam jį, leidžiam jai kilti pro mūsų stuburą, užpildyti mūsų kūną, praeiti, nueiti iš pakaušio toliau ties visatos centrą, iš kurio ateina spinduliukų ta mūsų siela ir ta meilė, kurios šaltinis ir sukūrė viską šitam pasauliui. Tai ateina šviesa į pakaušį ir užsilieja ir eina irgi palei stuburą ir nueina link žemės ir mes iš šių dviejų kanalų gaunam visko, ko mums reikia, kad mūsų siela gyventų kūne, pasaulyje ir rinktų tos patyrimus. Kvėpuojam, pumpuojam savo centrų, savo vidų, užsipildom, atstatom jėgas, dėkodami žemei ir visatai. Pajauskite dabar savo fizinį kūną, galite jį paliesti, galite šiek tiek pajudinti papirščiukai, aš turiu rankas, aš turiu kaulus, turiu raumenis, kažkaip viskas gali judėti, plaka mano širdis, aš kvėpuoju. Susikoncentravus į savo kūno pojūčius, padėkokit žemei už kūną ir už gyvenimą, už sveikatą, už tą energiją, kuri yra jūsų kūne, judėti, valgyti, miegoti, norėti. Ir savo kūnui padėkokit. Kaip būtybei, ne? Kaip jūs paimtumėt kačiuką į rankas, koks jis geras, kaip jis juda, padėkokit. Jūs jį turit. Jis jums tarnauja, jūsų kūnas jums tarnauja, kaip Dievui, neprikaištingai, kiek gali, kol nesulūžta. Padėkokit. Stengiasi viską kompensuoti, stengiasi viską atlaikyti. Kiek jūs nedamiegat, kiek jūs nedavalgot, kiek jūs fiziškai persikraunat, arba atvirkščiai mažai judat.
Jis viską bando kompensuoti. Bet tik netrukdyti jums patirti tą patirtį, dėl kurios atėjo. Ir suvokia dabar save kaip tą švieselę, kuri yra jūsų širdyje. Amžina. Amžina. Dievo dalelė. Švieselė, kuri priklauso Dievui, kuri tarnauja savo eigoje Dievui. Mūsų kūnas tarnauja mums, o mes tarnaujam Kūrėjui. Tai šviesai, tai energijai, kuri sukuria pasaulį. Meiliai. Paklauskit save, kam aš tarnauju. Čia ir yra tikslas. Čia yra bendras tikslas, iš kurio gimsta mažesni realizavimo tiksliukai mano gyvenime. Grįžtam į centrą. Ir dabar pradėsim inventorizuoti, kągi aš turiu. Aš turiu bendrą tikslą, aš esu kūrėjo įsikūnijimas dalelė, kuri atlieka tam tikrą jo tikslų dalį. Gyventi, surinkti patirtį, šviesti, dalintis, nešti gėrį ir meilę, būti su kitais žmonėmis, komunikuoti. Čia pinigų nėra šitam lygyje. Šitam lygiai ir ne pinigai, yra energija. Yra, ar aš padedu, ar aš didinu šviesą, ar aš ją mažinu aplink manęs. Ar aš iš meilės judu dabar į priekį, ar aš nešu žmonėm daugiau pasitikėjimo savimi, meilės, tvirtumo, ar mažinu jų galimybės, ar kaip tik nešu jiems nusivylimą, skausmą, galbūt savo aštrių žodžių, galbūt savo poveikių. Iš ko aš dabar veikiu, iš kokių tikslų savo vidinių. Ta, ką aš noriu daryti, iš kokių sumanimų, iš kokių intencijų aš tai darau. Kas ten giliau yra? Pasižiūriu ten. Tiesiog žiūriu, nieko nekeičiu, tiesiog aš savo sąžiningai atsakau į tos klausimus, kas mane judina į priekį. Ir dabar apžvelgsiu, mano kūnas yra kaip sfera aplink mane. Ir aš dabar apžvelgsiu kiekvieną sferą. Tai vat pasižiūrėsiu dabar į šeimos sferą. Kažkurioje vietoje yra pas mane, vat paieškokit, kurioje vietoje. Tada pasižiūriu profesinę sferą. Tada pasižiūriu savęs kaip draugės sferą, kaip dukros, pavyzdžiui, sferą. Pasižiūriu save kituose, kas yra svarbu, nežinau, kaip galbūt gera kulinarė, arba sodininkė, arba namų šeimininkė. Pasižiūriu ir yra daug spalvotų sektorių mano sferai. Apžvelgsiu juos. Pasižiūriu, kaip aš save vertinu kiekvieną iš jų, kurios spalvos ten dominuoja, ant kiek ten yra ryškų, kur yra mažai energijos. Pasižiūriu į sveikatos sferą, į savo kūno priežiūros sferą, į bendravimą su vyru sferą, tarplytiniai santykiai, mano hobiai, mano pomėgiai, galbūt mano išvaizda, mano vaizdas, drabužiai, išvaizda, kiek aš tam skiriu laiko, mano mokymai, mano tobulėjimo sritis. Ir dabar grįžtu į savo širdies centrą. Ir pagalvoju dabar, į kurią sferą norėčiau dabar nukreipti visą savo meilės energiją. Kur labiausiai trūksta, kur aš noriu save palaikyti. Gal tai ne viena, gal tai keletą sferų. Tiesiog savo viduje dabar nusprendžiu, kuriuose sferose aš galiu save pastiprinti dabar. Su meilė.
Vizualizuoju vėl kanalus, kurie susikryžiuoja mano širdyje ir spinduliuoja širdies gyvybę ir meilę, aiškumas ir stiprybę. Ir atsiveriu dabar maksimaliai savo širdies šviesą ir užpildau tos sektorius, kuriuos išsirinkau dabar. Aš kaip kas. Aš labai gerai suprantu, kad aš nesu nei viena iš tų vaidmenų, kurie yra mano gyvenime. Aš esu daug daugiau. Ir aš myliu labai visus mano realizavimo variantus, visus mano realizavimo scenarijus, visas sferas. Aš myliu vienodai, aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu tiek daug visko. Ir kažkur mažiau laiko dabar yra, kažkur yra daugiau laiko. Aš noriu užpildyti tai ten, kur trūksta, kur aš norėčiau pastiprinti. Galbūt yra sferų, kurios tie aktyvios dabar ir aš jų ir nenoriu dabar aktyvinti. Bet yra sferos, kurios noriu suaktyvinti, man nepavyksta. Tai dabar pavyks. Dabar aš atidarau savo širdį ir su begalinė šviesa tiesiog leidžiu lietis energijai į šias sferas. Galbūt aš pamatysiu vaizdus, ką aš veikiu, su kuo kalbu, kaip jaučiuosi, kaip atrodau, kiek laiko praeina, kokie įvykiai vyksta. Aš savo galiu netgi pakartoti, kad aš noriu būti tuo ir tuo. Aš noriu padaryti tą ir tą. Aš labai save myliu darančią tai ir tai. Aš labai palaikau save darančią šitą. Aš labai save palaikau. Tai yra būtent tai, ko aš noriu. Čia kūrėjo šviesa gali realizuotis labai labai gerai. Aš noriu tai padaryti. Aš tai padarysiu. Aš bandysiu tai daryti ir pasitikiu tavim, kūrėjas, kiek man pasiseks, bet aš darysiu viską, kas mano jėgom. Galbūt ateina mintis, ką aš galėčiau padaryti. Aš stiprinu save, užpildau, kanalai nuolat veikia, aš turiu tiek energijos, kiek jos reikia. Ir jeigu aš užsimanau daugiau, aš gaunu daugiau energijos. Tiesiog nesipriešinu. Tik mano protas gali apriboti mane. Jis gali pasakyti, kad jau šito tu nepatempsi. O aš sakau, raminkis protė, aš tave girdžiu. Bet aš esu begalinė šviesa, juk tu žinai. Tu negali priešintis kūrėjui, tu esi tik protas. O aš esu amžina siela. Ir aš eisiu šiuo keliu, aš bandysiu naujas kryptis. Aš bandysiu realizuoti save dar ir va tai. Aš noriu. Aš leidžiu savo. Ir mes kvėpuojam ir leidžiam tai šviesiai lietis, kol nepajausit save kaip pilnas balionas, kuris jau netgi va toks tvirtas darosi, netgi va toksai virpesys atsiranda, labai labai daug energijos. Mes nesprogsim, mes tiesiog esam pilni. Ir kai norėsim nukreipti savo norą, dėmesį ir veiksmus į tašką, kurį nurodėm, mes labai kryptingai, labai greitai ir efektingai ten pajudėsim, nes mes mokam koncentruotis į tikslą. Ir tas tikslas nekelia mum jokių abejonių. Aš neabejoju, kad noriu tai pabandyti. Aš nestatau konkrečių tikslų, kas turi gautis. Bet aš pasitikiu, kad ši mano meilės energija realizuosis gražiausių būdų. Ir aš leidžiu tai. Aš tau dėkoju. Labai labai dėkoju. Apžvelgiu visą savo sferą dar kartelį.
Daug yra gražių dalykų. Grįžtu į centrą. Ir dabar patiesiam rankas vieną į kitą ir sukursim vėl ratuką. Pasiemu vieną kitą už rankų. Ir iškart jaučiam, kad palei laikrodžio rodiklį ir prieš laikrodžio rodiklį pradeda cirkuliuoti srautas. Nestabdom jo, nestabdom. Praleidžiam, tiesiog leidžiam jam suktis. Suktis ir kurti tą didelę sferą. Čia nėra mūsų energija, čia yra ta pati kūrėjų ir žemės energija, kuri nuspalvinta mumis. Mes dabar sujungiam visą savo energijas, visą savo grožį su didžiuliu, didžiuliu dėkingumu. Nuimam pasipriešinimą, kiek jo yra. Sukuriam tą didelę sferą, matom, kaip į ją įeina kūrėjo šviesa ir žemės energija veikimui, realizavimui. Matom šioje sferoje visus savo planus, į visus savo dabartinius darbus. Į sferas svarbios ir reikalingas, visos vienodai svarbios. Padidėja mūsų sujungta energija, multiplikuoja efektą viso mūsų darbo. Mes darom tai ne dėl savo asmeninių ambicijų, ne dėl pinigų, bet dėl to, kad mano unikalis šviesa realizuotųsi maksimaliai, kad kūrėjas gautų kuo daugiau patirties pro mane, kad kuo daugiau šviesos išsilietų pro mane į pasaulį. Tiek, kiek aš galiu. Pasitikiu, pasiduodu šitą. Su dėkingumu priimu vedimą, energiją, intuiciją, žmonės, kurie pasirodys mano gyvenime. Jie neprivalo būti idealūs, jie neprivalo būti geriečiai ir jie neprivalo sakyti man vien tik gerus žodžius ir elgtis su manim tik geruoju. Ne, jie man tiesiog parodo, ką aš dabar galiu padaryti. Iš savo pasitikėjimo savimi aš neleisiu nukreipti manęs, bet aš eisiu savo keliu. Aš atrinksiu tuos žmonės, tas galimybės, kurios man bus parodytos. Ir mano širdis man pasakys, kur tiesa, kur aš rezonuoju. Ir aš priimu baimę, nes tai yra mano augimo požymis. Aš priimu su dėkingumu ir įkvepiu dar daugiau energijos ir tiesiog einu. Tiesiog darau dar vieną žingsnelį. Ir matau, kas vyksta toliau. Nėra negrįžtamų kelių, nėra negrįžtamų sprendimų. Aš turiu pasirinkimą kiekvieną akimirką. Ir galiu tą pasirinkimą kiekvieną akimirką daryti. Su dėkingumu. Tai mūsų bendra erdvė. Labai graži. Aš dėkoju šiai erdvė. Dėkoju draugėm aplink. Pasiimu iš jos tiek, kiek man reikia ir būtent tai, ko man reikia. Iš mūsų bendrų idėjų ir iš kūrėjo idėjų. Po trupučiuką atskiriu savo energetinį kūną, paleidžiu rankas su dėkingumu. Kiekvienas atsirandam vėl savo viduje, atsižiūrim, ar viskas gražiai, kaip aš jaučiuosi. Dėkoju erdvei, dėkoju srautam, kurie visada su manim. Ir po trupučiuką grįžtu.
kai mano mintis grįžta į čia ir dabar, aš apžiūriu savo kūną, savo vidinių žvilgsnių, savo mintis, savo jausmus. Dėkoju viskam, kas yra dabar. Galiu po trupučiuką atsimerkti. Grįžkit po trupučiuką čia ir dabar.